Aš manau, daugelį iš jūsų jau teko matyti tuos vaizdelius, kur yra siūloma apsilankyti tam tikrose retrytuose moterims ir vyrams, atsikratyti streso. Moterims siūlo važiuoti į mišką, ten viską daužyti ir rėkti, o vyrus sugulda šiltą vandenį, kurie ten visi kartu plūduriuoja ir verkia. Kaip jums tai atrodo? Nu, jeigu moteris yra agresyvi, mes jau kažkaip gal ir pripratom prie to, kad mes matom agresyvias moteris. Bet kai vyrus suguldo į šiltą vandenį visus kartu ir jie tenai verkia kaip mergaitės, nu tai atrodo kažkaip įtartina. Jeigu jums tai atrodo nenormalu, jūsų reakcija yra teisinga, nes tai tikrai nenormalu, visą tai reikėtų sukeisti vietomis. Moteris į šiltą vandenį, o vyrus į mišką. Tai pasikalbėkim dabar aplamai, kodėl tai negalima taip daryti, vyrus guldyti kartu į šiltą vonę, o moteris vežti į mišką malkų kapoti. Visų pirma, mes stresuojame skirtingai. Būtų toks klausimas, kaip išvengti streso, kaip atsigauti po to streso. Atsakymas priklausys nuo jūsų lyties, kas jūs esate, vyras ar moteris, nes vyrams ir moterims yra skirtingi būdai atsikratyti to streso. Atsigauti, atsistatyti po streso, nes šiaip tai išvengti streso vargu ar pavyks, nes mes visi gyvename streso būsenoje, einant, sakykime, dirbant kažkokiam darbe, kur kasdien jūs įtemptai dirbat ir tas stresas neišvengiamas, arba ten namie, sakykime, kažkokia irgi situacija aplinka, kur jūs pastoviai stresuojat ir čia irgi jums vienareikšmiško atsakymo nebus, bet kaip atsigaut nuo to streso, kaip pailsėt, va čia jau aišku yra gerų būdų, gink Dieve, tik tai netokių, kaip jūs dabar matėte. Kai vyras ir moteris yra streso būsenoje, aplamai, jeigu vyras ir moteris yra kartu, jie vienas kitą labai gąsdina, nes vyrai, kai stresuoja, jie visada būna agresyvus. Moteris labai bijo agresyvių vyrų. Kai moteris stresuoja, jinai verkia, puola į ašaras. Vyrai, aišku, jie pasimeta, jie nežino, ką daryti su verkiančia moteriam, kaip ją nuraminti, irgi jiems tai yra keista, jie bijo tokių dalykų. Taigi, kuo mes skiriamės, vyrai ir moteris? Visų pirma, biologija, kaip ten bebūtų kalbama apie lygias teisės, daug kas maišo teisės ir prigimtį, nes teisės tai yra įstatymas, kuris yra užrašytas ant popieriaus, o gamta tai tokių dalykų nežino, kas yra įstatymas, teisės, konstitucija, gamta tiesiog yra gamta. Ir mes nuo prigimties, iš tos gamtos, mes turime savo instinktus, vyrai turi vyriškus instinktus, moteris moteriškų ir mūsų kūnas išskiria tam tikrus hormonus. Vyrai turi vyriškus hormonus, moteris moteriškus, tai visą tai mes puikiai žinom, bet kažkodėl tai mes į tai nekreipiam dėmesio. Ir tie hormonai labai stipriai įtakoja mūsų elgesį. Tai jeigu įmant stresą, kai vyras stresuoja, jam atsiranda agresija. Jisai arba ginasi, arba puola, arba jisai ten bėga kažkur, žodžiu. Čia yra visiškai instinktyvus elgesys, reakcija, refleksas, kai žmogus pats to nekontroliuojant, jam išsiskiria tie hormonai, adrenalinas, ir jisai tiesiog su tuo adrenalinu po to nežino, ką daryti. Ir jeigu jūs stresuojate, sakykime, darbe ir jūs neturite galimybės tenai būti agresyvus vyras, jeigu jisai dirba sunku įtemptą darbą, įtemptą psichologiškai, jis ten galbūt nervinę įtampą pastoviai turi. Žodžiu, toks žmogus, jeigu jisai darbe neturi šansų išsireikšti agresyviai, jis pareina namo ir galbūt paskui visą tai iškraunant savo žmonos ir vaikus. Jeigu jisai ir namie to nedaro, ačiū Dievui, jeigu nedaro,
jis tiesiog nešiojasi visą tai savyje. Ir anksčiau ar vėliau jam atsiranda problemų su sveikata, kaip taisyklė su širdim, infarktai, insultai ir taip toliau. Ką daryti? Kaip tą adrenaliną, kuris pastoviai išsiskiria vyrui, kaip jį neutralizuoti? Norint neutralizuoti adrenaliną, reikia turėti kažkokį fizinį krūvį gerą. Sakykime, nueiti į sporto salę, gerai paspardyti kriaušę, padaužyti, išsikrauti fiziškai. Vyrui reikia išsikrauti fiziškai. Po fizinio krūvio jisai jaučiasi žymiai geriau, nes fizinio krūvio metu išsiskiria tas adrenalinas reikalingas vyrui, tam, kad jisai būtų sveikas. Kai kas pasirenka alkoholį atsipalaiduoti, bet visi pastebi, kai žmogus vos tik išgeria, jis darosi agresyvus būtent dėl to, kad ta agresija jame slypi. Ir alkoholis, aišku, nėra pats geriausias patarėjas atsikratyti to adrenalino, jeigu jūs ne sporto salėje esat. Taigi jau geriau padirbėkit fiziškai, kažkur ten išsikraukit fiziškai. Ir stresas vyras sveikatai nėra antiek pavojingas kaip moterims, nes stresas moteris palaipsniui žudo. Moteris labai sunkiai perneša stresą. Kai kurie vyrai mėgsta stresus, jie pasirenka savo ekstremalius kažkokius ten sporto šakas, užsiėmimus, jie kaifuoja nuo tą stresą. Ir kai vyras įveikia kliūtis, kai jis išsprendžia problemą, jisai tik užsigrūdina, jisai darosi stipresnis, jis pats save pradeda labiau vertinti ir gerbti ir jisai šitaip realizuojasi visuomeniai. Nes vyrai pats svarbiausias dalykas gyvenime yra realizuotis visuomeniai kaip asmenybė. Ir jisai įveikiant visokias ten problemas, sprendžiant problemas, visokius ten konfliktus, jisai per tą realizuojasi. Jam tai eina netgi į naudą. Moteriai atvirkščiai. Moteris antiek kenčia nuo streso, jei sveikata gali sugriūti visiškai, pirmoji eilėje hormonai. Hormonalinis balansas visada nukenčia nuo streso. Pradedant ten nuo moteriškų problemų, virškinimo, skydliaukė, ten krūva tų problemų moteris turi vien tik nuo streso. Ką daryti moteriams? Nu ką, jeigu mes esame priešingybės, tai jeigu vyrui reikia nueiti fiziškai padirbėti, paspardyti kažką, padaužyti, parėkti, tai moteriai ką? Nusiraminti, kaip mes jau matėm, šilta vonia. Moteriai tiesiog reikėtų rasti kažkokį ramų kampelį, kur jinai galėtų pabūti viena malonioj aplinkoje. Labai svarbu būti malonioj aplinkoje, kaip mes matėm, ten šilta vonia. Taip, tai vat, moterims reikia, kad būtų labai tokia, žinot, relaksas, maloni aplinka, graži muzika, malonus kvapai, malonus žmonės šalia. Geriausia, kad būtų kokios geriausios draugės, kurios išklausytų, palaikytų, vat kaip mes matėm ten vandenį vyrus. Vyrai palaiko vienas kitą. Vat. To reikia moterims, kad būtų šalia palaikančios kažkokios draugės, mama, kažkokie tai patarėjai, kurie palaikys ir užjaus. Moteriai labai svarbu, kad ją kažkas užjaustų. Galbūt ir nereikia tos pagalbos, jai tiesiog reikia išsišnekėti. Moteriai būtinai reikia kažkokią pašnekovą, su kuo jinai galėtų aptarti. Tiesiog aptarti, išsikalbėti, aptarti savo problemą. Tai vat moteriai reikia nuimti stresą, žymiai daugiau faktorių negu vyrui. Moteriai reikia visų pirma ramybės, pabūti galbūt kažkur ten vienai arba su kokia draugė, galbūt taurę vyną išgerti ramioje aplinkoje. Reikia išsikalbėti būtinai, tiesiog pašnekėti, paplepėti apie nieką, apie orą, apie save, apie ten, nesvarbu apie ką. Jai reikia kalbėti daug visada. O šeimoje vyrai labai nemėgsta klausyti savo moterų. Tai yra normalu, čia yra vyriška tokia prigimtis. Tai vat, moteriams visada reikia turėti draugės. Tiesiog tam, kad jos būtų sveikos, kad jos galėtų pabendrauti, išsišnekėti ir nesusirgti nuo to, kad jinai neturi su kuo pasikalbėti ir atsikratyti to streso.
Moteriai reikia, sakykime, kokių yra variantų, kur jinai galėtų nusiraminti, jeigu namie nėra tokių sąlygų, ten vaikai, ten pastovi triukšmas, kažkoks judesys, kur jinai galėtų pailsėti. Galėtų nueiti į baseiną, vandenį. Man, pavyzdžiui, kaip mes jau ką tik matėm, vyrams šiltam vandenį, vat lygiai taip pat moteris tiesiog paplaukėja, parelaksuoja. Labai geras variantas. Nueiti į jogą. Daug kas nueina į jogą, tik pradeda lankyti ir jau sako, Dieve, kaip gerai, kaip man ta joga padeda, kaip man čia viskas. O iš tikrųjų žmogui tai reikėjo valandą ar 2 kažkur pabūti ramiai, pasėdėti ramybėj, pakvepuoti, atsipalaiduoti, o kai pagulda į šavasaną ir užmiega tenai, nes atėjo ne dėl praktikų, o atėjo tiesiog pailsėti. Joga gera jau vien dėl to, kad čia yra kažkoks toks ramybės kampelis, kur žmogus gali atsigauti nuo to streso, pailsėti, nuo viso pasaulio pailsėti, kaip ten sakant. Ir tegul palaukia visas pasaulis, kol aš čia ilsiuosi. Netgi yra kažkokia apysaka, kur moteris užsirakindavo nuo savo vaikų 15 minučių, užsirakindavo kambarį, atsigerti arbatėlis ramiai. Ir kai jie ten vaikai baladodavo, mama, jinai sakė, vaikai, pakentėkite, mama jums daro gerą nuotaiką. Mamai reikia pailsėti. Paleiskite mamą nors 15-20 minučių kažkur pabūti vienai, ramiai atsigerti arbatėlis. Ir sakykime, ką mes ten pradėjom vardyti, joga gerai, pilatesis nueiti, irgi ramybės, tarp draugių pabūti, ten irgi savo kažkokios draugės atsiranda. Žodžiu, moteriai reikia ramybės į masažą, pagulėti valandą, jie ten paglostys, muzika groja, komplimentų jai ten pasakys. Jai tai reikia pabūti ramioj, saugioj aplinkoj, kad būtų saugu, ramu ir būtų pašnekovas. Jeigu namie to nėra, reikia rasti tą vietą, kur jinai visą tai galėtų patirti, atsipalaiduoti, parelaksuoti. Tai vat matote, ant kiek mes esame skirtingi ir mes apie tai privalome žinoti, mokyklai privalo apie tai pasakoti vaikams, kad mes nesmauktumėm vienas kito, kai moteris nori prie jūros pagulėti. Savaime aišku, kodėl jinai nori tenai, nes jinai ten atsikrato streso, prie jūros, vanduo, saulė, poilsis. O vyras to nesupranta, sako, ką aš ten veiksiu prie tos jūros. Nu savaime aišku, jam ten neįdomu. Moteris tempia vyrą prie jūros. Vyras spirioja, sako, nenoriu, man ten neįdomu. Aš noriu su draugais kažkur ten miške prie laužo pasėdėti, šašlykų iškepti ir dar kažką tenai. Žodžiu, ką mes, jeigu mes esame poroje, jeigu mes šeima, tai mes tiesiog turėtumėm suprasti, kad mūsų poreikiai yra skirtingi. Vyras turi suprasti moterį, kad jai reikia. Jai žūtbūt reikia to poilsio prie jūros. Vyras turi nuvežti moterį prie jūros, o po to, ir ten prie ežerų, kuris ten norite, o po to moteris leiskite savo vyrui nuvažiuoti su draugais, kuris ten nori. Nueiti ten, kuris nori pailsėti, nes jums ten bus neįdomu tarp vyrų, vyrui neįdomu tarp moterų. Leiskite vienas kitam ilsėtis, galbūt jeigu jūs norite atskirai vienas nuo kito pailsėti, leiskite tai padaryti. Išleiskite savo žmoną, išeiti su draugiam, praleisti vakarėlį, paplepėti. Jei tai yra būtina, jos sveikatai, jeigu jūs norite turėti sveiką žmoną, išleiskite ją tiesiog paplepėti su kuo nors, pasėdėti ramiai su draugiam. Ir lygiai taip pat vyrus irgi reikėtų išleisti su draugais, jeigu jisai nori pabūti vyriškoj kompanijoje, prisisotinti tos vyriškos energijos. Tai yra būtina. Nelaikykite vienas kitą kaip kokiam kalėjime, kaip kokioj, prievalė. Va, tu čia privalai su manim būti, aš būsiu su tavim, tu būsi su manim, mes vienas be kito niekur neįsim. Kiek tokių porų mes matėm, kurie pradeda va šitaip už rankytės visur kartu vaikšto, o po to vieną gražią dieną tiesiog mes visi girdim skyrybos. Jie išsiskyrė ir mes kaip buvo tokia graži pora,
visur kartu vaikščiojo. Kas atsitiko, tiesiog nebeapsikentė, tiesiog mes antiek skirtingi esame, kad jeigu mes to nesuprantame, mes neleidžiam, neduodam tas laisvės vienas kitam, mes smaugiam ir ilgai žmogus neištvers, kai jį kažkas laiko pastoviai ir verčia būti kartu su manim, visur viską darysiu su manim. Žodžiu, pasitikėkite vienas kitu, supraskite, kad mūsų gamta, mūsų prigimtis yra visiškai skirtingi, leiskite vienas kitam būti sveikiems. Tai reikalinga mūsų sveikatai. Mes turime siekti savo prigimtį, mes turime savo refleksus, instinktus, kaip sakiau, moterų ir vyrų yra antiek skirtingi, kad mes privalome apie tai žinoti, bet mums kažkodėl tai pasakoja, kad mes esame vienodi, maišant mūsų teisės ir prigimtį. Teisės taip, mūsų vienodas, mes visi vienodi, turime vienodas teisės, valio, bet nemaišykite, kad biologiškai mes niekada nebūsime lygus, niekada. Jeigu jūs norite gyventi, dabar toks populiarus yra momentas, kad viskas 50/50, mes gyvenam kaip du partneriai. Kas yra du partneriai? Kuris iš jūsų vyras, kuris moteris? Partneris numeris 1, partneris numeris 2. Ir mes lygus. Jeigu jūs esate lygus, eikime iki galo. Vienas partneris pagimdo vieną vaiką, tada ir kitas privalo pagimdyti antrą vaiką. Jeigu jūs lygus esate ir vienodi, gimdykite iš eilės, bet tai neįmanoma. Daug kas yra neįmanoma moteriai padaryti, ką sugeba vyras. Lygiai taip pat vyras nesugebės padaryti dalykų, kur moteris laisvai va taip padaro. Mezga, jinai sėdi, mezga visą vakarą, vyras išpratės numezgimą. Jam tiesiog neįmanoma to daryti. Ir lygiai taip pat moteris nesugebės atlikti to sunkaus fizinio darbo, kur vyras ištisą dieną ten plytas deda, kažką ten sunkiai stovi visą dieną. Moters organizmas neatlaikys ilgai. Aišku, moterų visokių yra. Taigi aš kalbu apie tradicinis pakraipos vyriškus vyrus ir moteriškas moteris, apie jų prigimtį. Yra visokių skirtingų variantų, kurių aš neliesiu. Pas mane yra tie bazinės žinios apie mūsų prigimtį, vyrų ir moterų, kuo mes skiriamės vienas nuo kito ir kaip mes galime konektuoti sėkmingai, kaip mes galime sukurti sėkmingus ir laimingus santykius.